Dviaukštis Adria kemperis su mano mėgstamiausia lova. Tai Adria Twin Sport 640 SGX ir kodėl jis yra vienas iš mėgstamiausių vanų tipo kemperių? Pirmiausia, todėl, kad jis turi pakeliamą stogą ir su šituo vanu gali keliauti 4 asmenys. Tada lova galinė, jį keliasi, leidžiasi ir jūs galite ten įsivežti dviračius, motociklus ir kai jūsų hobio dalykai yra viduj, jūs vis tiek toj lovoj galite miegoti. Taip, tada dar apie matmenis. Šitas kemperis yra 6,36 cm ilgio, naujas fetas, automatas. Čia jau kaip jūs susikomplektuosit, tai einam pasižiūrėti. Čia yra pasirinkta balta spalva, bet lygiai taip pat gali būti pilka, juoda, kokią jūs tik tai norėsit. Turim dizelį, elektros pajungimas, VC kasetė 19 litrų. Tada šitas kemperis turi lauko dušą, gali būti tiek šiltas, tiek šaltas vanduo. Vanduo eina iš bendro bako, o švaraus vandens bakas yra 100 litrų. Nuotekų bakas 85 litrai. Nuotekų bakas yra šildomas ir izoliuotas, tai jūs pilnai galite keliauti žiemą ir neturėti problemų. Langai įleisti, tai bus mažiau triukšmo. Tai rodo, kad kemperis yra tikrai aukštos kokybės ir Adria taiko 10 metų garantiją nuo drėgmės pratekėjimo, ką šiaip tai ekonominės klasės kemperiai duoda tik 5 metus, kiti 6 metus, o Adria jau reiškia, kad jie pakėlė savo kokybę labai aukštai. Einam tada pažiūrėti aplinkui, turime galinę vaizdo kamerą, tai va čia yra šitas stebuklingas mygtukas. Kai jūs paspaudžiat, lova pradeda važiuoti į viršų ir pavyzdžiui, jūs galėtumėt čia šitoje vietoje sustot, įsivaryti motociklą ir patys eit miegoti. Tai čia yra maksimalus aukštis, pakėlus lovą, kiek jūs galėtumėt sutalpinti. Tikrai čia bele kokio dydžio motociklas jums tilptų, čia yra mygtukas, pakelt nuleist lovą. Turime vandens baką, čia yra dujų balionas, klientas yra užsisakęs pildomą dujų balioną, kad jam nereikėtų su dujų balionais tasytis, kai jis keliauja žiemą, tiesiog jis atvažiuoja degalinę ir pasipildo. Čia yra laikymo vieta ir čia dar viena laikymo vieta smulkesniems dalykams ir va čia dar turim laikymo vietą. Šitas kemperis turi Webasto šildymą, tai šildoma yra nuo dizelio, iš bendro bako įmamas dizelis, bagažinė taip pat yra šildoma, tai kai jūs miegosit, eis šiluma iš apačios ir tikrai žiemą bus komfortabiliai keliauti. Adria yra pats mėgstamiausias brendas Skandinavijos šalyse, tikėtina, kad nebereikalo, aišku, dėl savo stiliaus, dėl kokybės ir dėl to, kad jie yra labai efektyvūs keliaujant žiemą, jie išlaiko šilumą viduj. Taip, tai einam tada toliau apsižiūrėti. Tai čia yra vandens bako papildymas, tada markizė per visą kemperį, apšvietimas markizės ir, aišku, labai plačios duris užeiti vidų. Tai čia yra antroji stebuklinga lova, dėl kurios visi pešasi ir kariauja, kas šitoj lovai miegos, nes čia atsiveria vaizdai, jau jeigu jūs gulit ant jūros, jūs matot jūrą, matot kalnus, čia yra gaivu, grynas oras ir čia telpa 2 žmonės, 1,30 m pločio pati lova. Jeigu kyla klausimas, o kaip čia miegoti žiemą, tai žinokit, aš turiu klientą, kuris sako, keliauja tokio kemperį iki -2 ir miega čia. Čia yra šildomas čiužinys, tai jau rinktis jum, bet iš principo jūs turite šildomą čiužinį, užsitraukėt uždangalus, užsideda dar šildomas dar vienas apsaugas ir galite tikrai miegoti prie vėsesnio oro. Bet šiaip čia yra nerealus jausmas, vaizdas ir čia yra kažkas tokio, šitie kemperiai su pakeliamais stogais, man jie patinka, aš esu miegojus, aš prisimenu tą naktį iki šiol. Apžiūrim virtuvę, kur mūsų didieji šefai maistą gamins, tai yra prasididinantis stalviršis. Ir čia, ką mes turim, 2 degiklių kaitlentę ir kriauklę su kranu. Čia dar papildoma spinta, nežinau, batams susidėti, kam tik jums būtų patogu. Ir turim 3 stalčius. Vienas stalčius, antras, 3. Čia jie laikys tikrai kokį 10 kg, tai jūsų virtuvinė įranga užteks vietos. Čia dar turim vieną spintą. Ir ką Adria padarė naujo, aš jau manau esu pasakojus, tai yra šita medžiaga yra naudojama aviacijoje, atspari ugniai, ji yra perdirbta iš plastiko, tai tokia
environment friendly, bet iš tiesų tai ji yra išlieta pagal formą, ji mažiau barška, ji yra lengvesnė, kad saugot būtent kemperį nuo perkrovimo ir man ji labai stilingai atrodo. Tai tokia urbanistinis, šiuolaikiškas stilius, tai labai už tai vertinu. Tada čia mes turim valdymo panelę, jau standartinį, manau, viską žinot. Vandens pompą įjungti, išjungti, apšvietimus reguliuoti, pažiūrėti, kiek temperatūros yra, čia galima ir Webasto šildymą reguliuotis, tada kiek akumuliatorių pakrauti, kiek vandens, ir čia bendra informacija. Dar yra 83 litrų kompresorinis šaldytuvas su šaldymo kamera. Jeigu jūs kemperį komplektuositės, galima užsisakyti 138 litrų šaldytuvą, bet tada jūs neteksit šitos spintos, kur yra tikrai ganėtinai erdvi rūbams susikabinti. Einam į miegamojo erdvę ir čia yra lengviau patekti būtų į lovą, tai yra iš karto tokios įmontuotos kopėtėlės ir tas pats yra apsauga, kad daiktai iš jūsų bagažinės neatriedėtų į priekį, o lova. Aš galiu miegoti ir taip, aš galiu miegoti ir taip, aš galiu miegoti ir taip. Tai yra tikrai labai didelė lova, čia galima netgi su mažesniu vaikiuku tilpti, dviese miegosit kaip karaliai. Spintos, jūsų daiktų laikymo vietos, 6 spintelės, ganėtinai gilios, viena rūbų kabykla, čia dar 6 spintelės, jums kelioniai. Tikrai užteks ir šiaip, mano klientai sako, reikia išmokti vežtis mažiau daiktų, aš su kemperiu keliauju jau 6 metai ir dar vis mokaus. Patikėkite, yra reikalų. Miegamoji zona yra 4 langai ir stoglangis, tai turėsit šviesą, erdvę, jeigu sustosit kur nors gražioje vietoje, vanai yra vertinami Instagramerių, todėl kad atsidaro šitos duris ir tada jūs matot gražų vaizdą ir tada galėsit darytis nuotraukas pačias gražiausias. Tai va, tai čia yra daug šviesos, daug gryno oro, daug gražių vaizdų. Šitas kemperis turi signalizaciją, tai matot yra davikliai ant visų langų, jeigu kas nors bandys atidaryti langą, pradės veikti signalizaciją, jie spiegt, žodžiu, visi kaimynai subėgs. Visi langai turi naktinės užuolaidas, taip pat tinklelius nuodų, tai jūs galit miegoti atsidarę langas ir nebijot, kad uodai išskris. Ir kaip fainai ir gudriai yra sugalvoti toks mini naktinis staliukas, tai nežinau, telefonams, gėrimams pasidėti prie lovos. Tai labai fainai. Prie lovos man patinka patogiai sugalvotas kabliukai, rūbams susikabinti, nežinau, rankšluosčiams. Taip, dušo ir tualeto erdvė. Jau pas Adriją neberasite dušų su tom medžiagom plėvėm. Dušai yra vartomi ir jūs tiesiog atsidarote dušą, va taip, ir turite dušo erdvę praustis, atskiras dušas, rankena, rankšluosčiams kabinta, ir kai važiuosit ir eisit į dušą, tai va, kur bus įsikibti. Tai va toks sprendimas yra, o kai jums reikia tiesiog tualeto, veidrodžio ir kriauklės, jūs atsiverčiat, yra 2 nubėgimai, tai jums tikrai nebus baseinų, po dušu bus sausa. Tada čia yra spintelė susidėt, kosmetikai, langas atsidarins laikojimo vieta, kriauklė visaip sukinėjas, tai kad būtų patogiau. Šitos durys yra stumdomos plastikinės, tai būkit be baimės, kad ant drėkmė galėtų jums kemperį pažįsti, o kai važiuojat, tiesiog jas užsirakinat. Tai šitas kemperis yra oficialiai 4vietis ir aš dabar parodysiu, kaip transformuojasi svetainė ir važiavimo vieta. Tai viena opcija yra važiuojat ir turit gėrimų staliuką. Kita opcija yra važiuojat be nieko ir tiesiog va tiek turit vietom kojas. Ir trečia opcija yra tai abrakadabra opcija. Ir trečias variantas, jūs turit pilnavertę svetainę, kurią išsitraukėt iš laikymo vietos grindyse ir tada jau galit važiuoti kaip prie stalo. Jeigu reikia didesnio stalo, tai tas stalas prasiplatina ir tada turi tikrai didelį stalą, tokį ofisiuką. Šitos kėdės atsisuka ir tikrai patogiai važiuojat. Tai yra 3 variantai, kaip jūs norit važiuoti, jeigu sėdit čia. Tinkleliai nuodų, naktinės užuolaidos, o tie laimingieji, kurie gali keliauti ir dirbti, tai gali turėti puikią darbo vietą, nes čia yra ir 220 jungtis, ir pakrovimas, tai galit šalia darbo vietos turėti pakrovimą savo kompiuteriu. Taip, tai Fiato bazė, naujas Fiatas, mes turim adaptyvią kruizo kontrolę,
elektroninį pilnai skydelį, tada 10 colių mediją, automatą, automatinę klimato kontrolę, linijų palaikymą, retarderį, kad jūs saugiai nusileistumėt nuo kalno neužkaitinę stabdžių. Turim trekšiną, kuris jums padės iš šlapios žolės išvažiuoti. Tai žodžio, fetas yra sudėtas, ką tik galima susidėti geriausia. Ir dabar dažniausiai mūsų klientai taip ir komplektuojasi, kad kemperis būtų tikrai komfortabilus, nebūtų blogesnis negu ta mašina, su kuria važinėja kasdieną. Šitas kemperis turi elektrinį nuotekų nuleidimą, tai su vienu mygtuku paspaudimu jums išbėgs visos nuotekos. Čia dar turim termonaktinės užuolaidas ant priekinio lango. Jos ir nuo šalčio, ir nuo karščio apsaugo, taip pat ir kabinos langai. Čia jau papildoma opcija, bet irgi nėra kemperio, kuris būtų perkamos be šitų žaliuzių. Taip pat turim didelį gražų stoglangį, kuris atsidaro. Užsitraukia naktinės užuolaidus, užsitraukia tinkliukai nuo odų ir čia tokia didelė erdvė duoda tiesiog vanas, kaip ir jis yra mažiau erdvus kemperis, bet šitie dideli stoglangiai praplečia tą erdvę tikrai komfortabiliai. Aš čia jaučiuosi, tu kaip jauties? Aš jaučiuosi, kad telpu atsistojęs. Tokio kemperio kaina prasideda nuo 62 000 plus PVM ir kyla tiek, kiek prisikomplektuojat. Ačiū, kad žiūrit video, ačiū, kad rašot, komentuojat, paspauskit like, paspauskit subscribe ir pasišėrinkit su savo draugais. Ačiū.